Pati mažiausia, tai yra ginam viešą interesą ir ginam neįgalių asmenų, kurie patys negali už save apsiginti. Tai va viešas interesas. Tai viešas. Ir neįgalus vaikai. Nu, čia neįgalių vaikų darželis. darželis. Nėra neįgalus, yra neveiksnus. Čia yra neįgalių vaikų darželis. Moterims, kai pasakėm, tai jos iš karto suprato, apie ką kalba eina. Ir pasakė, kad jo tikrai čia gali prokuratūra šito užsiimti. Nu visi taip sako, nueina pas kokį advokatą, jis nežino, ką daryti, teik į prokuratūrą. Nu čia yra, tada jinai jau žinoma per tiek metų. Tai geriausias yra nusikratimas žmogaus, aš jums galiu pasakyti, teik į prokuratūrą, pasako. Ir visi taip galvoja, kad čia nueisim jau dabar. Bet tai ne sovietiniai laikai, kai prokuroras paskambino ir dar kažkas įkerto, dabar taip nėra. Patys įstatymai tai padarė. Bet tai viešas. Prokuroras yra nulis dabar, visiškas. Yra tik tai va, BK ir BPK, viskas. Ir sakau, administracinė byla jis gali iškelti vienu atveju, nutraukdamas į teisminį tyrimą. Jeigu nenustato, kad tai yra nusikaltimas, o administracinės teisės pažeidimas. Viskas. Bet tai patikti faktai matosi, kad yra pažeidimas. Tai pažeidimas, bet gal nenusikaltimas, pradėkime nuo to. Pažeidimas, mes nesam institucija, kuri kontroliuoja kitų valstybinių institucijų darbą, ar jinai teisingai daro, ar ne, tai yra, nu, jeigu nėra nusikaltimo, viskas mūsų čia ir baigėsi. O kaip nustatyti nusikaltimą? Nu tai va, prokuroras jums nustatė, kad nėra nusikaltimo, sakau, tą nutarimą jūs galite skųsti. Jeigu jums atrodo, kad padarė nusikaltimą, o ne pažeidimą šitas sveikatos centras. Tai vaikų nuodimas jau nebe nusikaltimas pas mumis. Vaikų nuodėmės? Nuodijimas, kadangi yra čia nustatytas neįgalių vaikų nuodijimo faktas. Jūs supraskite tokį dalyką. Spec poreikių darželis, kuriame vaikai maitinami yra nusižengiant reikalavimams. Netitinka dienos davinys nustatyto kaloringumo ir riebalų angliavandenių baltymų balansą. Piktesnio nusikaltimo net neįsivaizduoju. Niekšiškas toks. Ir visą tai žiūrėti taip atsainiai. Paėmė, atleido iš darbo seselę, kuri irgi vargšė išvis ne prie ko primesta jai pareiga, neturint tam išsilavinimą sudarinėti vaikams meniu, ją išmeta iš darbo, rekomendavus jai neateiti ten 3 dienas be priežasties ir tokiu būdu nuleisti galus į vandenį. Tai čia, man tai čia akivaizdus yra nusikaltimas ir susitarimas netgi. Aišku, aš nesu prokuroras ir negaliu kaltinti, bet aš šitų atsakymų tai akivaizdžiai matyti. Todėl, kad sveikatos centras nieko nepadarė iš vis. Jie nustatė pažeidimą ir jį paskui pasakė, kad jo nebėra, dingo jisai. Vilkina atsakymus, atsakymai atsiųsti su pavėlavimais 2-3 mėnesių. Dėl postringimų aš jums pasakau 2 variantus. Gerai. Jūs galvokit, ką toliau daryti. Skųskit šitą nutarimą, pasitikrinsit teisme, kad nebūtų prokuroras čia kaltas, taip ir tai teismas taip pasako teisingai. Kitą prašymą rašot, mums pasirėmė šito įstatymą. Ir kad prašymas būtų persiųstas arba ginamas viešasis interesas. Einame į apačią ir parašom tokius 2. Vieną rašo skundą į teismą. Tai yra prašymas panaikinti prokuroro nutarimą atsisakyti iki teisminį tyrimą. Šitą, nes 7 dienų šiandien baigė. Ir jisai tada teismas atsiųs atgal ir jo pradės. Tada teismas susiklaus mūsų, mes siunčia medžiagą tenai ir teismas susisako. Yra čia teisingai prokuroras pasielgia ar ne? Ar yra nusikaltimas ar nėra. Toliau rašot antra dalis, rašot mum jau dėl to pasirėmėt informavimo to, informacijos teikimo, kaip tas įstatymas yra tenai. Kad kadangi Klaipėdos sveikatos higienos centras, kaip jis čia vadinasi,
neišnagrinėjo jūsų skundo ar netinkamai išnagrinėjo, kreipėtės dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo prokuratūrą, tačiau prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau vadovaujantis tuo įstatymu turėjo būti persiųsta nagrinėjimui dėl įvertinimo galų galę šito Klaipėdos centro veiksmų. Ar jie teisėti veiksmai, kada nebuvo pradėtas administracinė byla nebuvo iškelta. Gerai, čia pradėsim. Dėkui. Nėra už ką. Neįgali. Neįgali nėra iš viso kam ginti viešą interesą. Reikia vėl dabar atsišviesti dokumentus. Jau esi padaręs jiems, turi turėti. Visą bylą jie turi turėti šitą į archyvą. Prašau. Ar daug skundų turit? Pastarausiai važiuojam. Kaip kada, kokie tiek, bet nuo Mėnulio priklauso. Nuo Mėnulio daugiausiai. Jo. Nestabilios psichikos ateina per pilną. Stabilios psichikos. Stabilios net per dėl čia. Eina ir eina. Gerai visada. Visą gerą.